Labadiena visiems. Sveikinamės iš Ąžuolyno bibliotekos ir šiandieną jūsų ekrane tinklalaidė Metai su knyga 2. Šitas projektas yra Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas ir organizuojamas apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos. Šiandieną mes kalbinsim nuostabią moterį ir su labai ilgu statuso pavadinimu, kuris vadinasi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos direktorė Greta Kėvelaitienė, jeigu teisingai viską pasakiau. Labadiena. Aš galvojau namuose, kaip mintinai man pasakyti tą pavadinimą, tai vis dar nepavyko ir galvoju, ar galėtų būti dar kažkoks paprastesnis statuso įvardinimas be to ilgo, kad direktorė, ką dar Greta mėgtum, kad apie tave žmonės žinotų, kas yra prioritetas tavo. Nu, pavyzdžiui, Galimas tik sudėtingesnis pavadinimas. Dar sudėtingesnis? Taip, nes aš atėjau už dar sudėtingesnio pavadinimo, Paveldo. nes buvo skyriaus pavadinimas, tada pareigų pavadinimas ir tada mano tokia pavardė pakankamai visiems tapusi sudėtinga, nors man kažkaip netrodo ji, bet mes bibliotekos pavadinimą trumpinam labai paprastai, mes esam bitės biblioteka ir Greta iš bitės bibliotekos yra tobuliausias, ką aš galėčiau jums sutrumpinti. Nes visi žino, nes antros tokios bibliotekos nėra, bitės vardą mes nešiojam garbingai, tai dar kartais prisistatom, kad iš bityno, bet čia jau toks subtilesnis, o šiaip tai bitės biblioteka. Skamba labai gerai. Greta, ar sunku vadovauti bibliotekai? Čia toks iššūkis kelių mėnesių. Mano pirmas klausimas buvo, taigi atrodo labai sudėtingas procesas. Taip. Aš kai guodžiuosi visiems, nors dabar vartoju tokią mantrą, kurią išgirdau ir visur dalinuosi, jeigu vadovui viskas gerai, tai jam su galva negerai. Tai reiškia, kad jeigu aš sakau, kad man viskas blogai, tai čia yra tik gerai. Nes vadovas visada turi tobulinti, turi gerinti, turi matyti tą priekį ir tą žingsnelį. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga, bet kai godžiuosi, kad kažkas yra sudėtinga, sako, tik žinoji, kur ėjai. Ir tai reiškia, supranti procesus, kad tai yra sudėtinga, nes jeigu pluktum pasroviui, tai tada atrodytų, kad... Tai, bet kokios yra razinkos? Jeigu tai yra sunku razinkom, tai aš sakau, kad dalykai, kurie iš tikrųjų tave džiugina. Nu juk nuėjai, pati pasirinkai šitą variantą, iššūkį, su kuriuo dabar matuojasi jį. O kas bibliotekoje, kai tu ateini, yra vis dar tavo tie džiaugsmai tokie, kad ir tavo kaip Gretos, ir tavo kaip direktorės galbūt kažkokie tai momentai, procesai, kurie labiausiai tave džiugina? Kol kas jų yra labai apmažėję, nes metų pradžia mus visus nudžiugino su dovana, tai yra darbo užmokesčio įstatymo pakeitimai ir visi biurokratiniai dalykai, kurie sekė po to. Tai mes čia visi labai džiūgavom darbo gavę daugiau. To kūrybinio labai proceso ilgiuosi, nes esu istorikė ir su kultūros paveldu dirbau ir man nuoširdžiai labai kiekvieną kartą buvo labai smagu, kai aš galėdavau kažkokiam pranešimui ruoštis, kažkokį straipsnį ruošti, knistis po savo archyvą, po rankraščius, juos žiūrinėti ir kažką naujo atrasti. To mažėja ir to mažėja labai stipriai, nes netgi gavusi šansą rašyti mokslinį straipsnį apie šapirografuotus spaudinius Panevėžio regione, aš nebesugebėjau to padaryti ir jaučiuosi, kad atėmė iš manęs šitos pareigos, šitą džiaugsmą. Aš tikiuosi, kad tai susidėlios taip, kad jisai grįš. Aš tikiu, kad mano kaip istorikės dar veiklų bus čia. Kol kas jų tikrai labai nedaug. Aš vis dar tikiuosi, kad kažkokie projektai didieji, prie kurių galima prisidėti, pradžiugins mano kasdienybę, bet tų razinkų yra kol kas labai nedaug, nors tai labai neigiamai atrodo, bet reikia suprasti, kad dar tik tai keli mėnesiai praėjo ir ta metų pradžia jinai yra tokia tikrai labai sudėtinga, bet artėja įvairių ir apskričių bibliotekų asociacijos veiklų, ir Ukrainos forumas, ir projektai, kurie buvo suplanuoti daug anksčiau, ir atstovavimo įvairių veiklų. Tai tas džiugina, tas vis tiek kažkaip praskaidrina kasdienybę. Ką paskutiniu metu apsidžiaugiau, tai gavusi šansą, tai knygų mugėje šiais metais dalyvavau kaip pašnekovė, kas irgi vyko visai pirmą kartą ir irgi nežinau, ar čia aš tokia faina ir ar tiesiog dėl to, kad statusas pasikeitė, bet iš tiesų labai buvo smagu ir bibliotekas atstovauti, ir apie Panevėžį kalbėti, ir apie skaitimą kalbėti, tai kaip pašnekovė dalyvavau su tikrai didžiuliu džiaugsmu, tai tikiuosi, kad ne paskutinį kartą. Tai mes šiandien irgi kalbėsim apie skaitimą ir
Aišku, vienaip mes jį matom ir literatūrą, kadangi aš pati dirbu Ąžuolyno bibliotekoje, tai man atrodo, kad mes irgi esam šiokiuose tokiuose burbuluose, kalbant apie knygas ir literatūrą, bet vis dėlto neseniai dalyvavau vienam renginį, kur buvo daug kultūrininkų iš įvairių įstaigų, ne tik tai bibliotekų, iš įvairių regionų. Ir pagalvojau, kad stebėdama juos, kokie vis dėlto tie kultūrininkai pasišventę misijai, tai tokiai švietimo, bet tuo pačiu tokie panašus ir įlindę į tam tikrą formą. Yra toks paradoksas kažkoks, tai nežinau, ar tu sutiksi ar ne, stebėdama kitų regionų, mažų miestelių kultūrininkus, jie ten yra absoliučiai švietėjai, jie ten yra pankai savo sričių, žinai, kur daro dalykus, kur niekas nesijama, stebina visuomenę. Bet tuo pačiu, čia kaip atskira, pavyzdžiui, grandis kokia nors medikų paimti, ar ne, kur tarp jų būti yra specifinis reikalas, ten jų humoras visai kitoks, arba tarp fizikų, pavyzdžiui, būti yra vėl kitaip. Tai man atrodo, kad kultūrininkai regionuose yra kažkoks tai 50-50 ir tu eini ir švieti, ir šalia to esi įspraustas į daugybę mažo miestelio formų. Ar man taip tik atrodo, kaip tu galėtum pasakyti, pavyzdžiui, tau pačiai kaip su kitais kultūrininkais, pavyzdžiui, jeigu išeiti iš savo burbulo, yra apie ką kalbėtis, dar įdomu, ar jau reikia važiuoti į kitus miestus, kad pasikrautum? Kaip ten su tais kultūrininkais yra? Panevėžys ant kultūrinio virsmo iš tiesų yra, nes mes laukiam didelės kultūros įstaigos naujos Stasys muziejum atidarimo ir mes tikrai labai glaudžiai bendradarbiaujam su jais, nes Stasys buvo ir yra bibliotekoj. Mano kabinetas yra išgražintas jo piešiniais, mūsų fondas yra kupinas jo dovanotų darbų ir jo paveikslų ir plakatų ir piešinių. Tai ant to virsmo, nes iš tikrųjų Panevėžiui ir Panevėžio kultūrai ir kultūros įstaigom toks šiek tiek spyris pasitempti, nes mes ne tai, kad konkurentą turim, bet turim įstaigą, į kurią plūs žmonės ir po šios įstaigos kažką norės dar aplankyti. Ir štai stovėme mes, jau čia biblioteka ir muziejus, ir čia galerijos, ir visos kitos įstaigos, tai mes pasitempę laukiame to virsmo ir tų naujų diskusijų, naujų pokalbių, naujų atradimų, formatų, ką pasiūlys šis muziejus, nes jis iš tikrųjų yra kitoks. Ir kol kas, kiek mes žinome apie jo veiklas, apie jo planus, apie parodos, kurios jau yra sutartos ir į Panevėžį atvyks įvairių tarptautinių menininkų ir didelių menininkų, tai iš tikrųjų yra labai puiku ir mes tikrai turim apie ką kalbėti ir su nauja Panevėžyje kultūros tokiu kūrybiškumo centru Pragiedruliai, kur irgi tik ką atvėrė duris ir tą savo auditoriją jau baigė užsiauginti, mes iš tikrųjų turim apie ką kalbėti. Bet kadangi vis dėlto esam tam apskričių sugrupavime, mes labai tikrai nemažai laiko praleidžiam diskusijose apie savo sektorių ir su regiono bibliotekomis, ir su jų miestų kultūros įstaigomis. Iš tiesų tikrai labai daug sąsajų yra, bet viskas remiasi į tai, ką tu veiki. Tai va, ant to rock'n'rollo, ant kurio stovi tie visi kultūros atstovai, ant tų žmonių laikosi, kad ir koks tavo statusas įstaigos, kad ir kokius tu ten dokumentus, planus ar ataskaitas teiki, vis dėlto tie perlai, kurie yra iš regionų, kur tu juos surandi. Mes šiais metais atidarėm Biržuose lietuvių kalbos sostinę, kur suvažiavo irgi nuostabių regioninių ansamblių ir žmonių, kurie pristatė ir savo tarmes, ir kur tu sėdi ir nelabai supranti, ar tu Lietuvoje sėdi, nes tada su tavim šneka, ir tu kažkaip taip keistai reaguoji. Bet iš tiesų tai yra unikumai ant tų žmonių ir stovintis. Tai čia net nebe įstaigų prasme. Mes sustinkam su asmenybėmis ir lygiai taip pat ir Panevėžyje dabar prie įstaigų vadovų vairų stoja vis jaunesni žmonės, kolegos. Pavyzdžiui, tas pats Stasys muziejum ir Pragiedruliai turi komandą, kuri absoliučiai yra visa grįžusi į Panevėžį. Jie išvykę, padarė karjeras, nusprendė, ko jie nori būti ir jie visi grįžo. Net širpuliukas nežinok per nugarą. Va taip nuoširdžiai. Aš daug metų dirbau mokyklos ir visai kas sakydavau vaikam, jūs važiuokit, mokykitės ir grįžkit. Visą laiką sakydavau, kad grįžkit ir darykit čia dalykus
Kai tu tai pasakei, net šiurpuliukas per nugarą. Labai gerai, labai gerai girdėti. Taip, Bet tai žiūrėk, bet tada yra vis tiek momentas, aš noriu pasiklausti. Esu daug diskutavus su regiono kultūros darbuotojais ir esu gavus tokį komentarą. Nu, kiek tos bibliotekos čia tos renginius darys? Ne kultūros įstaigos esat, ne kultūros centrai esat. Ar tu jauti tą ribą, ar jauti tą provokaciją, kad mes labai daug stengiamės daryti renginių, projektų, veiklų ir jau staiga išeinam gal iš savo ribų, ar ne? Ar čia yra tiesiog tokia normali tendencija? Kaip čia yra? Išeinam iš savo ribų ir mes esam tikrai gavę kaip biblioteka ne vieną komentarą, kad pas mus karts nuo karto pasirodo stipresnės parodos negu dailės galerijoje, kur yra per gatvę ir kaip mes, gal nereiktų taip elgtis, nes mes ne apie tai esam ta įstaiga, bet aš tai iš vis norėčiau, kad tų ribų dar labiau nebūtų. Aš manau, kad dar yra tikrai neatrastos sritis, kur biblioteka gali save realizuoti. Tai dabar ir tos technologijos, ir to dirbtinio intelekto panaudos yra tiesiog žvėriški, tikrai žvėriški klodai, kuriuos gali užimti biblioteka irgi šalia tų įstaigų, kurios jau naudoja tos dalykus. Europoje pavyzdžių yra apstu, kur kultūros įstaigos tą naudoja, tai aš tikrai tikiu, kad jau galim iš kažko mokytis ir galim kažką savo lankytojams duoti. Bet ne, biblioteka yra tai, ko žmonėms reikia iš tos bibliotekos. Nebūtų nei edukacijų, nei parodų, nei renginių, jeigu žmonėms iš tikrųjų to nereikėtų, jeigu jie neateitų į biblioteką gauti to formato. Tai aš manau, tai yra absoliutus atvaizdavimas bendruomenės ir jų poreikių, nes iškart pasimatytų, jeigu tu jiem kištum kažkokius nemėgiamus dalykus ir, pavyzdžiui, pas mus klubai dabar kažkaip labai paaktyvėjo, mes ten mezgėjų klubą turim, kur ten pusė Ukrainos baigia kojinėm apmėgsti ir tai yra puiku. Bendruomeniai to reikia, jinai renkasi, jinai būna, jinai bendrauja ir jie randa save čia, tik tai tokiu formatu, tai kodėl ne, o tų formatų tai čia gali būti ir įvairių, o kad kažkokios siauresnės srities kultūros atstovai, teatrai pavyzdžiui, sako, tai kodėl ten pas jūs ten muzikuoja ir koncertai vyksta, jeigu mes čia su muzika, mes čia su aktoriniais dalykais, jūs kažkaip save turite atrasti. Ne, mes save esam atradę, su mumis viskas yra gerai, mes identitetą savo turim, mes vis tiek esam plačiai visuomeniai ir pateikiam taip produktus ir kultūros įvairias paslaugas taip, kad jie suprastų, jie priimtų ir jie pasimtų tos dalykus. O visa kita, tai prašom, kartu ženkim. O tavo pačios draugai skaito knygas? Tikiuosi, kad taip. Aš neklausinėju jų labai stipriai. Jie šiuo metu labai paaktyvėjo su klausimais, ar gali atiduoti knygas bibliotekai, bet čia toks amžinas yra klausimas, nes kuriasi naujus namus, atsisveikino su įvairiais seneliais, kurie turėjo bibliotekas, tai tas klausimas yra aktualus jiems ir dabar užklausų daugiausia gaunu tokių, bet labai nemažai gaunu ir kaip čia tą knygą greičiau pasimti, nes tu esi bibliotekos direktorė, tai tu gal gali pastumti tą eilę ten į vieną ar į kitą pusę. Tai visiems sakau, būtų labai faina, jeigu iš tikrųjų aš turėčiau tiek galios, netgi pati paskaityti knygą kaip skaitytoja truputėlį anksčiau ir tą privilegiją pasinaudoti. Bet čia mažiausia, ką aš galiu ir turiu įtakos padaryti, tai vis dėlto tos eilės bibliotekose yra ir gerai, kad jos yra. Dievas, žinot, žmonės skaito. Tai tos užklausos mane šiek tiek ir džiugina. Kad ne visi gauna greitai, ko nori, šiek tiek reikia palūkėti ir tas noras skaityti dar didesnis. Bet taip, mano akiratyje yra labai daug kultūros sektorių žmonių, tai aš galėčiau sakyti, kad mano draugai skaito, bet kadangi tikrai labai nemažai teko dirbti su medijų informaciniu raštingumu, su ta tikslinė auditorija, kuri ne visai skaito ir jai reikia kompetencijų, nors ji pati to nepripažįsta, kad reikia kompetencijų įvairiose šitose sritise, tai tikrai pasimatė, kad mano tas burbulėlis, kuriame aš gyvenu, tai nėra atspindys viso kito informacijos lauko. Gaila, bet galėtų daugiau skaityti visi. Taip. Mums visada taip yra. Bet žmonės galbūt ir ieško kitų būdų, žinai, kartais klausosi, kartais tiesiog. Ne, tai čia yra įvairus skaitimo formatas. Tu žurnalą gali skaityti, tau nebūtina knygą skaityti, tu gali ir klausyti, ir vienaip ar kitaip kažkaip su tuo skaitimu ir jo formatais susijungti, kai tau reikia, bet taip man vis norisi, kad šiek tiek daugiau. O Panevėžys turi skaitimo klubą kažkokį? Tai bendraminčių galima, pavyzdžiui,
susirasti per skaitimą, kaip tau pačiai atrodo? Taip, Panevėžyje yra ir mūsų bibliotekoje yra, ir mūsų bitės knygų klubas jau gerą gal 10-metį egzistuoja. Ir dabar jau po truputėlį kuriasi klubai, kurie yra tam tikro žanro. Mes turim detektyvų klubą, kuris tik tai detektyvus ten skaito ir nori tik tai tame žanre pabūti. Tai labai smagu, kad tai yra ne tik skaitimas, pavyzdžiui, pas mus knygų klubas, jisai važiuoja į keliones, literatūriniais keliais, jis aplanko įvairius muziejus ir ten ta bendruomenė iš tikrųjų yra labai puikiai susigyvenusi ir kviečia, aišku, prisijungti kiekvieną kartą visus norinčius, bet ten tikrai puikia vieta. O tu pati dar randi laiko stebėti, kokie sektoriai yra patys, ar čia gal tavo darbo pareigybėse yra, žinai, sekti, kokios knygos ten dabar eilių daugiausiai yra prie tų knygų, kokios yra pačios populiariausios, kokios temos. Stebi, klausinėjasi, ar nežinai, ne? Ne, bet aš, kadangi priklausau Rotary bendruomeniai, o mano Rotary klubas, jisai kiekvienais metais dovanoja knygas bibliotekai, nes mes turim ten Rotary lentyną, tai aš prieš tą dovanojimą visada nueinu pas mūsų skaitytojų aptarnavimo skyrių ir sakau, tai kokia didžiausia eilė, prie kurios knygos, dažniausiai tai būna grožinė knyga ir ją būtinai nuperku ir nuo klubo padovanojam, nes iš tikrųjų, kadangi bibliotekų sektorius knygoms įsigyti pinigus gauna pagal gyventojų skaičių, tai Panevėžys yra labai labai žemai toje sumoje, tiek kiek gauna kiti miestai ir aš suprantu tikrai, kad labai logiškas yra pagal gyventojų skaičių skirstimas, bet kadangi mes esame apskrities biblioteka, tai mes ne visai iki galo galim skirti dėmesio dalykiniai literatūrai, pavyzdžiui, meno albumams, nes tas poreikis grožiniai literatūrai iš tikrųjų yra labai didelis. Tai tos eilės iš tikrųjų, žinokit, įspūdingos yra. Tikrai. Aš didžiausią eilę esu mačius 87 žmonės prie vienos knygos. Wow! Tai va, tą knygą bėgau nupirkti, nes, aš buvau šokiruota. Wow! Kad tiek norinčių skaityti. Čia tokia gera salė. O sakyk, jeigu taip dar giliau panirus, man visą laiką įdomu žmonių įpročiai ir jeigu aš tau dabar paduočiau knygą, visiškai kažkokią naują, kaip tu pati pirma atveri, gavai naują knygą, tai aš žinau, kad vieni pradeda nuo galo, kiti pirmiausia daro taip, žinai, turiu draugę, kuri pirmiausia uosto, jeigu tai yra nauja knyga, kita ima ne šitą, o verčia turinį skaityti, pavyzdžiui, turinį, ar ne? Aš dažniausiai pasižiūriu gale, kas parašyta ir atsivertus perskaitau pastraipą. Ir jeigu tą pastraipą, duodu šansą pastraipai, žinai, bet ne pagal viršelį renkuosi, tai paprastai būna labai intuityvu. Jeigu paskaitau pastraipą ir jinai mane sudomina, tai aš tada galiu pirkti knygą. Nors tiesą sakant, dirbant bibliotekose, turbūt sutiksi, pirkti knygas nebėra taip populiaru, ar ne? Tiesiog kažkaip keista net. Apskritai, kai knygų parduotuvės dar užeina ir nebėra? Užeinu, aš ir šiaip į knygų mugę važiuoju su tikslu ten metam gimtadieniams, visokiams sunienams ten pripirkti, ten dirgėlų ir visokių kitų knygų. Tai su nemažu laimikiu grįžtu visada, bet knygas perku dėl to, kad paskui galėčiau į fondus atiduoti. Ir lygiai taip pat ir šiais metais iš knygų mugės turėjau 2 taikinius, juos nusipirkau ir paėmiau parašą bitės bibliotekai tam, kad paskui perskaitysiu ir atiduosiu, nes tikrai tos knygos populiarios, jos naujos ir tam, kad jau nereiktų stoti tą didžiulę eilę ir aš tai jaučiu kaltę, kad ten ir aš ten stoviu ir ten bibliotekos darbuotojai stovi, duokim paskaityti lankytojams. Tai mano tikslas yra atiduoti fondą. Bet taip, aš knygą naują paėmus, aš būtinai ją apsuku ir perskaitau, kas ten parašyta. Labai džiaugiuosi, kai ten būna parašyta santrumpa, dažnai galbūt paties autoriaus, bet labai nuliūstų, kai ten būna kokių nors New York Times ar kažkokių tai recenzijų, nes jos visada būna ten gražiai nušlifuotos, kokia puikia ta knyga, nors taip, gal ne visai gerai taip skaityti apie knygą, kas ten parašyta, bet taip, aš tik tai viršelis tada gali praversti, ar kokių paveikslėlių ten yra, bet šiaip tai tik tai nugarėlė. Čia kiekvieno intimus santykis su knyga, žinai, yra toks popierinis. O jeigu dar toks yra klausimas, ar esi kada nors, pavyzdžiui, atsimeni, dar kai net nedirbai direktorė galbūt, ar yra kažkokia bus knyga, kuri buvo pati keiščiausia savo struktūrą? Aš turėdama šitą klausimą galvoje, atsiminiau tokią studentų metai, skaičiau apie bitnikus ir hipsterius, buvo toks arbūzų cukruje, labai keistas kūrinys.
Dabar man dabar jinai net nebebūtų keista, bet tada aš pamenu, kad man buvo ten gal 21, jos pati struktūra ir kažkas tai ją dar išvertė, aš įsivaizduoju, kad ten originali kalba dar sudėtingesnė, pati keistas darinys, ta knyga buvo istorija papasakota labai netradiciškai. Gal dar Ivanauskaitė yra turėjus tokių įdomesnių bandymų su įdomesnė struktūra. Tau patinka Ivanauskaitė, aš atsimenu. Taip, Ivanauskaitė man labai patinka. Ji buvo viena iš tų autorių, kuri mane iš esmės atvedė į skaitimą ir aš labai džiaugiuosi ją atradus. Ir ta jaunystė ir jos tas budistiškas ir Tibeto dvasios prisunktas kūrinys, ne vienas ir ne kitas, ten visi puikus jos kūriniai man tikrai atvėrė galbūt netgi akis literatūra, kokia jinai gali būti. Bet tai nebuvo keisčiausia. Oi, ne, keisčiausia ne, bet galbūt keisčiausia fiziniu formatu man labai patiko Jono Meko laiškai išleisti Biržų, kur tu atplėši puslapius, tu kaip, žodžiu, jie sulenkti yra ir tu gauni tokį įrankėlį ir tu atplėši kaip voką ir tu atverti ir skaitai laišką, jo siųstą. Tai labai įdomus formatas, man atrodo, gal ta knyga netgi gražiausia metų knyga ten leidybos ir buvo išleista tokia geltona. Tai Mekų laiškai, tai puikus. Ir atrodo, lyg ir gaila ten tą plėšyti, bet kitaip tu neperskaitysi, tik atplėšęs. Tai džiaugiuosi, kad turėjau savo egzempliorių ir vis dar jį turiu ir niekam jo neatidaviau. Tai galėjau be sąžinės griaužaties jį plėšyti ir skaityti tos laiškus, nes jau bibliotekoje tai tu jau gauni juos, kažkas jau kas pirmas buvo tą knygą išlukšteno, bet iš tikrųjų labai geras sumanymas ir toks leidybiškai brangus turėtų būti, bet... Taip, bet iš tikrųjų tas, kad tu patiri tą džiaugsmą laiško atplėšimo, tai unikali idėja. Aha, autentiška. Pažaidžiam tokį nedidelį žaidimą. Aš tiesiog pasakysiu. Labai. Jokių žinių tikrinimo. Tiesiog pasirink pagal savo vidų. Man įdomu iš 2 variantų. Tik arba. Tai kaip tu manai, jeigu reikia rinktis, tai Astrida Lindgren ar Joanna Rowling? Man atrodo, mes abi skaitėm Lindgren, bet... Aš su ja užaugau, aš tikrai didžiulė gerbėja esu, bet Haris Poteris yra mano numeris 1, ko aš fanė esu ir aš labai džiaugiausi, jeigu galim išsiplėsti, pas mus bibliotekoje buvo organizuojamos Hario Poterio naktis. O Dieve, jūs turėjot surinkti tokią auditoriją, kuri niekada neina į biblioteką. Aš buvau ten tų lazdelių dirbtuvėse ir mes ten žibintai ir visa kita. Ir tai buvo nuostabus renginiai su nuostabiom dekoracijom. Ir aš labai džiaugiausi ir pas mane ateidavo kaip ekspertė, nes aš 30 keletą kartų ten visus tos filmus ir knygas ten perskaičius ir žinodavau, kaip ten kas kokie herojai. Tai, Savinatės idėją šitą, ar ne? Ar galima? Labai gerai skamba. Į sveikatą. Prašau, žiūrėk, labai patinka. Ir tas filmų maratonas būna kažkurioje erdvėse ir tas vakaras ir tos lasdelės darimas ir patyrimas to Hario Poterio, žinokit, labai faina. Erdvės turit. Tikrai. Visi kas nori, organizuoti turit. Ir turim fanų, ir kolegų, ir turim tikrai labai, atrodo, kad ta forma pritrauktų tokius žmonės, kurie šiaip biblioteka ar neina. Taip, tai šiuo atveju Rowling. Gerai. Tai jeigu reikėtų rinktis, tai meilės romanai ar knygos apie astrofiziką? Astrofiziką imčiau, nes nors astrofizikos nesuprantu, bet labai nemėgstu meilės romanų ir šiaip man su grožinė literatūra labai sudėtinga. Aš negaliu skaityti istorinių romanų ar istorinės grožinės kažkokios tokio žanro. Aš buvau auklėta universitete skaityti mokslinę literatūrą ir aš vis dar esu fanė mokslinių monografijų, tai vis dėlto rinkčiaus tą žanrą. Altorių šešėlį ar balta drobulė? Drobulė, tikriausiai balta drobulė ir tikrai ne dėl to, kad tas kūrinys kažkoks labai man artimas, bet aš su Škėmos šeima esu bendravusi. Aš dalį laiko dirbau Juozo Miltinio dramos teatre ir mes norėjom statyti Škėmos spektaklį ir teko susisiekti su Korina Škėma Snyder, jo anūkė. Ir pasikvietėm ją į Lietuvą, į Panevėžį ir jie atvažiavo su savo dukra, kur apie Antaną Škėmą visai nedaug
žino tik tiek, kad iš tų pasakojimo vizualizaciją pamatyti teatre yra visai kitoks potyris. Tai tikrai labai šilta šeima ir kaip jinai sakė, pati sako, aš nemoku būti, Lietuvoje sako, aš nemoku būti škemaitė. Aš nesu tyrėja jo literatūros, o manęs klausia apie jo literatūrą, bet tai yra, jie su didžiulė pagarba nešioja tą pavardę ir dėl to, kad šeima yra tikrai puikia, tai gal dėl to. Toks patyrimas. Gerai, 5 meilės kalbos ar 7 efektyviai veikiančių žmonių įpročiai? Aš tikiu meilės kalbomis, nes mano meilės kalba yra tokia irgi labai savotiška, tai aš galbūt, kadangi tą metodą suprantu ir bandau ir savo šeimoje naudoti ir suprantu, kokiomis kalbomis mane myli ir artimieji, nors pavyzdžiui, mano broliui labai sunku suprasti, kad mano meilės kalba yra palikti ramybėje visus ir nelysti jų gyvenimus ir jie tegu būna ir tai jiems lyg ir sunku suprasti, kodėl aš neateinu džiūgaudama ten šašlykų kepti kiekvieną šeštadienį, bet tai yra mano meilės kalba, tai galbūt ši. 50 pilkų atspalvių ar lietuvių poezija? Pavyzdžiui, Rimvydo Stankevičius. Ne, su poezija man nepakeliui. Aš poezijos nemėgstu kaip žanro, aš ją bandžiau pamėgti, man senasis rimas, kuris tai primuoti tie eilėraščiai, kuriuos aš mokydavausi vaikystėje, man jie daug labiau artimi širdžiai negu šiuolaikinė poezija ypač. Tai vis dėlto tie pilki atspalviai būtų labiau artimi. Reikia žinoti, kas populiaru. Tai Greta, įsivaizduok neskaitanti 15 metį ir galėjom pasiūlyti tik vieną knygą. Ir arba jis taps jūsų nuolatiniu lankytoju, arba ne. Vyruką 15 metį. Aš dabar skaitau Beno Lastausko knygą. Taip. Tai aš manau, kad ji galėtų būti ta knyga, kuri labai lengvai skaitosi, ten tikrai gali atrasti daug, aš tai atradau daug savo jaunystės ir įvairių tokių sprendimų, kurie galbūt buvo vienokie ar kitokie įdomesni. Bet taip, dabar jeigu tai pirma šovusi galva knyga, tai tikriausiai pasiūlyčiau šią, nors gal 15 metų dar šiek tiek, gal per anksti, nuo kokių 16, gal 17, bet jaunimas šiais laikais yra tikrai subrendęs ir gali atlaikyti tą knygą, tai aš manau, kad ją tikrai rekomenduočiau, o paskui, jeigu jau reiktų siekti kažkokios šiek tiek rimtesnės literatūros, nes Austėja Landsbergienė yra sakiusi apie savo šeimos įpročius skaityti, nes iš tikrųjų labai daug šlamšto yra išleista ir tas yra klaikus skaičiais paėmus. Tai jie savo šeimoje būdavo, kad jie dalinosi. Vieną knygą išrenku aš, kitą renkasi jie patys. Tai galbūt po šitokios knygos 15-mečiui kažką šiek tiek rimtesnio siūlyčiau, bet to balanso, manau, kad reiktų tos tokios funky, rock'n'rollo, tų biografijų galbūt kažkokių, tai nuo Beatlų iki AC/DC, tai irgi labai smagu ją skaityti, tų žmonių likimus. Tai aš manau, kad tokia literatūra. Tai ačiū Jums labai, su Jumis buvau aš, Kristina, ir Ąžuolyno iš Ąžuolyno bibliotekos ir mūsų viešnia Greta Kėvėlaitienė, Panevėžio Bitės biblioteka. Gerai pasakiau? Gerai. Sekite mūsų tinklalaidės ir jų bus daugiau. Metai su knyga 2. Geros Jums dienos.